live ir jau nebe pirmą kartą kviečiu Gintautę tave pokalbiui. Aš taip tikiuosi, kad tu jau čia pas mane jautiesi kaip namie. Labas tau. Jautiesi kaip namie. Va, daržai pasukonais. Taip, kaip suprantu ir girdimės ir matomės, tai čia, žinai, buvo toks pasitikrinimas pradžiai. Jo, ir mes šiandien kalbam, jau dabar demonstruoji, matau iš visų pusių. Šiandien kalbam apie tą stebuklą šių laikų, šių dienų etmedia vadinamų, tai bus labai įdomu pasikalbėti detaliau ir išsiaiškinti, nes labai daug tokio, žinai, kaip ir mistinės tam tikra prasme informacijos, kada pirmą kartą ir aš apie tai sužinojau, man buvo kažkas tokio, kaip taip gali būti, čia kažkokia nesąmonė, žinai. Ir nesu vienu, su kurio bendrauju, irgi taip toks, ganėtinai skeptiškas požiūris, kad čia, žinai, kažkas tai, nerealaus. Tai va, pasižiūrėkim šiandien ir pabandykim pasipasakoti, kaip sakoma, iš savo žinojimo, kiek tai realu ir kiek tai yra gal fantazija. Bus aišku tada, ar mes galim toliau norėti šito, ar mums geriau jau kažkaip dar kitaip pasigilinti ir tai. Žodžiu, labas dar kartą ir pristatau tave trumpai tiesiog kaip MyVolt vizionierę, nes tu tokia ir esi ir mano akim iš vis viena iš superinių lyderių čia, nes man jis iš tikrųjų tas pavyzdys, kuris mane ir patraukė visų pirma, ne tos etmedijos, ne ten dar kažkas, bet būtent tu savimi patraukiai ir labai dėkinga už šitą galimybę prisijungti, nes kuo toliau, tuo labiau man čia patinka. Labai smagu iš tiesų, man irgi, žinai, tas mūsų susitikimas, jisai kažkoks magiškas buvo tam Liepos mėnesį ir labai daug dalykų ir mano gyvenime pasikeitė iš tiesų ir susitikus tave, matyt, ne veltui, ar ne, susitikom. Jau taip, nieko nevyksta šiaip savo. Taip, tai labas visiems, kas jau mus stebite, jeigu turėsite kažkokių klausimų eigoje ar norėsit kažką pakomentuoti, tai labai kviečiam tai padaryti, atsakysim jūsų klausimus ir padėsim dar geriau suvokti, kas tas yra etmedia, tas stebuklingas kažkoks tai dalykas, naujo amžiaus stebuklas, kaip sakau, ir dar plus kažkoks čia perversmas reklamos pasaulyje ir dar plus pinigai iš kažkur, čia maždaug dar šiandien irgi mačiau tavo žinutę pasidalinta, vien maždaug spoksant į televizorių, tu jau pinigų gali užsidirbti, tai palauk, čia kažkas tai keisto, tai pasikalbėkim apie tai. Pasikalbėkim. Tai kas ta etmedia iš vis? Ir kaip tu su jie susijusi? Jo, visų pirmiausia, tai ačiū tau, kad tu tikrai mane įvardinai kaip vizionierę, nes tikrai aš esu tokia. Ir žinai, visada galvoju, jeigu kompanija, esu pati kompanija jau 14 metai, MyVolt. Manęs kompanija per tiek metų niekada nenuvylė. Ir žinai, kaip tu galėtum kalbėti žmonėm apie tai, ko tu netiki, ne? Etmedia projekto idėja, jinai man buvo pristatyta praktiškai prieš 3,5 metų. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad prieš 2 metus ir pati turėjau galimybę apsilankyti įmonėje, kuri Varšuvoje būtent yra mūsų kompanijos kaip korporacijos įmonė 360 CodeLab, kurioje šitas projektas ir buvo kuriamas. Ir tada supratau, pamačius, ten dirbo apie 40-50 žmonių, IT specialistų, būtent dėl šito projekto. Ir tada jau mes matėme daug vizualiai, kaip tai veiks. Bet žinai, vėlgi, sakykime, aš tai tuo tikiu. O daugeliu žmonių, kai pasakai, kad įsivaizduok, tai bus, kaip ir kompanija sako, revoliucija reklamos pasaulyje, daugelis žmonių pirmiausia neigia tai, kad kai pasakai, kad tu žiūrėdamas uždirbsi pinigus, dažniausiai reakcija pirma būna, o viešpatie aš moku pinigus, kad tik nerodytų reklamos. Tai va žmonės, reakcija tokia, žinai. Kitas momentas, ką jau jūs čia galite pateikti, kaip pasaulyje ir taip reklamos rūšių yra begalė, ar ne? Nes mes žinom, kad yra ta klasikinė reklama, sakykime, ar ne, laikraščiais, skrajutės ir taip toliau. Yra televizijoje reklama, kuri netgi smulkiam vidutiniam verslui praktiškai neįkandama. Kainos, ar ne, nenormalios. Ir yra skaitmeninė reklama. Tai va, kalbant apie etmediją, tai yra
skaitmeninė reklama, kitaip sakant, mūsų MyVolt kompanija įžengė į pasaulinės reklamos rinką, į skaitmeninės reklamos rinką. Ir su ypatingu projektu, kuris tikrai daugeliu vizionierių džiaugsmui, kurie mes patikėjom ir jiem, tame džiaugsmas yra, kad čia vėl yra principas win, win, win. Laimi visi. Laimi verslai, kurie turės galimybę čia save reklamuoti. Čia save reklamuoti galės ir smulkusis bei vidutinis verslas. Verslai gauna ne tik reklamą, bet ir padidintas apyvartas, nes žmonės reklamos metu pamatę savo patikusią prekę ar paslaugą, jie iš karto čia ir dabar galės nusipirkti, užsisakyti. Apyvartos išauga. Antra dalis laimėtojų yra žmonės, kurie turi štai tą blokelį, kuris yra už manęs, tai yra tikrai nedidelė dėžutė, čia aišku, ekrane didelė atrodo, ar ne, tai yra visiškai nedidelė dėžutė, blokelis, kuris yra jungiamas prie bet kurio įrenginio. Televizorius, kompiuteris, planšetė. Žmogus gyvenimo būdo nekeičia, ką turiu omenyje, jeigu jam patinka žiūrėti televizorių, jis jį ir žiūri. Ir šita reklama jam neišjungia jo žiūrimo filmo, ar ten, sakykime, žinių, ar ne, ar ten sporto laidos. Tiesiog jis žiūri tai, ką ir žiūri. Jeigu jis dirba kompiuteriu, jam netrukdo dirbti. Jis ir toliau dirba kompiuteriu. Jeigu jis žaidžia planšetėje žaidimus, jis ir toliau žaidžia. O įsijungusi reklama, tai yra takelis reklamos, kuris prabėga kairiai pusėje ir apačioj. Dar vienas labai smagus momentas, kad žmogus pats per filtrus nusistato, kaip dažnai nori matyti reklamą, kokios rūšies nori matyti reklamą. Pavyzdžiui, užsistato, kad nori matyti grožis, sveikata, kelionės ar ne, tam, sakykime, moteriški rūbai, pats nusistato žmogus tai, ką jis nori matyti. Taip pat kokią dalį ekrano gali užimti reklama, nes nuo 10 iki 90% galima duoti ekrano reklamai. Ir aš tikrai ir pati vakar lankiausi svečiuose pas savo vieną kolegę, mūsų beje Laikoneto irgi vizionierę, ir pas ją tiesiog didžiulis televizorius namuose ir jis įjungtas ten visą dieną, jinai kažką veikia namuose, ar ne, groja muziką, sakykime, ir ką, YouTube'as įjungtas, muzika groja, galima atiduoti tokiu atveju 90% ekrano reklamai ir tas YouTube kanaliukas tik tai lieka 10%. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad nuo to, kaip ilgai įjungta reklama ir nuo to, kiek tu duodi ekrano reklamai, priklausys uždarbis. Nes va čia jau yra ta smagiausia dalis tai, kad žmogus, kuris įjungia reklaminį Etmedia kanalą, jis uždirba pinigus. Kaip ir MyVolt pirkėjas, darydamas pirkinius, gauna dvi naudas. Cashback, grynieji ir SP taškai, kurie taip pat 1:1 su euru, ne? Lygiai taip pat ir už reklamą, bet čia skirtumas yra tai, kad tu nieko neišleidi. Ar taip, tai tavo įrenginys, ar ne, televizorius, ar kompiuteris, ar planšetė įjungtas, tik tai tiek, kad prijungtas Etmedia, reklaminis kanalas, tu uždirbi taip pat pinigus. Cashback ir SP taškai, nieko neišleidus. Ir žinoma, tai būtent win-win, ar ne, laimi visi. Ir įsivaizduokit, jūs kiekvieną mėnesį galite, turėdami tokį blokelį prie savo įrenginio, galite generuoti pinigus. Italijoje šitas projektas jau pratestuotas metus laiko. 22 lapkričio 5 dieną Italijos 3 regionai paleido testinį variantą ir iki 23 lapkričio 29, tai buvo testas atliktas metus laiko, dabar jau 5 šalyse šitas projektas jau pajunginėjamas techniškai. Lietuva, įsivaizduojat, Lietuva iš 56 šalių gavo jau leidimą atidaryti šitą projektą, 7 šalis.
kiek vizionieriai, aš tikrai lenkiu galvą prieš kiekvieną žmogų, prieš kiekvieną Laikonet marketerį, vizionierių, kuris prisidėjo, kad ir mažiausia kažkokiu savo indėliu, kiekvienas darė tiek, kiek galėjo iš tikrųjų žmonės, ar ne? Ir įsivaizduokit, mes esam 7. šalis, kur šitas projektas pasileis šiais metais. Aišku, mes darom dabar viską, kad jis būtų greičiau. Tai aš tikiuosi, kad, bent jau kažkiek paaiškinau ir kad tai yra ne kažkada, o jau Lietuvoje. Taip, nes pernai dar buvo labai tų tokių, netikrumo, neiškumo, abejonių ir panašiai žmonėse, gal ne kitą metą, gal dar ten po 3 ar po 10 metų, visokių kalbų. Tai dabar jau akivaizdžiai, kaip suprantu, vienareikšmiškai jau šiemet viskas, jau tai yra. Fantastika, tikrai kiekvienas galim save pasisveikinti su tuo. Labai smagu. Ir dabar žiūrėk, tada kyla klausimas. Saky, turi tą blokelį, prisidėti ten, sakykime, prie televizoriaus ar ne, ir jau kapsi ten tie kažkokie tai pinigai. Maždaug apie kokias sumas čia kalba eina? Jau labai džiaugiuosi, vėlgi, žinai, ne iš kažkur rašytinių šaltinių, bet tiesiog iš lūpų patikimo žmogaus, tokio kaip mes, Laikonet marketerio, lūpų italo, kuris dalinosi su mumis savo informaciją, konkrečiai netgi padaręs atsiuntė screenshotus, parodyti, kiek įkrenta pinigų, nes, sakykime, kaip ir pirkinį. Jeigu pirkėjas padaro pirkinį, jis iš karto savo paskyroje, savo programėlėje mato savo užfiksuotą pirkinį ir kiek jam sugrįž naudų. Lygiai taip pat ir čia. Praėjo diena ir žmogus mato, kiek jam yra paskaičiuota grąža. Naudos. Tai va, ir būtent Mikelė, kai pasidalino pavyzdžiais, yra dienų, sakykime, pavyzdžiui, ten 2,30 €. Kiek suprantu, savaitgaliais virš 9 eurų sugeneruota, nes gal visą dieną buvo įjungtas reklaminis kanalas namie būnant, ar ne? Tai vidutiniškai, sakykime, metų bėgyje Italijoje pasiekė vidutiniškai per mėnesį, kad žmogui tokia dėžutė sugeneruoja apie 100 eurų. Tai aišku, sakykime, Lietuvoje, aš suprantu vieną dar dalyką ir visi tai turi suprasti, kad tai yra didžiulė investicija. Kompanijai paleisti projektą, tokia yra didžiulė investicija. Tam turi būti sukurta infrastruktūra. Ką tai reiškia? Visų pirmiausia, turi būti etmedia blokelių. Mes jų turime Lietuvoje būti nupirkę 10 000, logiška, ar ne? Kaip reklama, kas ją matys, jeigu blokelių nebus? Logiška. Ne? Kita dalis pardavėjai, kurie šitą reklamą, savo reklamą dės per šitą būtent etmedia kanalą. Tai va, tai dvi pusės vėlgi. Dirbam ir toliau, Laikonet marketeriai dirba ir toliau, tiesiog duoda galimybę verslams. Nes kaip jau pasakojo, verslai tikrai, bendrai žiūrint MyVolde, verslai gauna daug galimybių. Nemokamų reklamos kanalų, tarptautinius klientus, labai stiprią žmogaus duomenų apsaugos programą, padidintas apyvartas, sklaida, žinomumas. Ir čia ateina dar vienas kanalas. Taip, jis bus mokamas verslui, bet jis bus prieinamas. Net ir smulkiajam verslui. Tai va, tai žinoma, dirbame, kalbam, rodom naudas verslams ir tikrai labai džiugu, kad verslai tai supranta ir tuo pasinaudoja atėjimu į MyVoldą, nes jie taip pat jau turės galimybę būti ir šitam reklaminiam kanale su savo prekėmis ir paslaugomis. Tai aišku, dar yra darbas ir įsivaizduokit, galbūt, sakykime, pačioj pradžioj, galbūt ta dėžutė generuos žmogui per mėnesį 20 eurų, galbūt 30. Kuo daugiau bus verslų, kuo daugiau bus reklamos, nes vėlgi, iš kur daromos išmokos? Tai čia logiškai, kodėl žmonės sako, taip nebūna. Būna, bet priklauso nuo kompanijos, nes MyVold kompanija, jinai dalinasi. Čia, žinai, mane asmeniškai kas veža šitoj kompanijoje, tai, kad jie žino ne tik daugybos veiksmą, jie žino ir dalybos veiksmą. Ir šitoj kompanijoje šitas dalybos veiksmas, jis duoda galimybę būti laimingam kiekvienam. Ir tas dalybos veiksmas tai yra iš kompanijos pelno dalies, ar ne, kurią jinai gauna už reklamą, jinai dalį pelno būtent atiduoda
reklamą žiūrinčiam žmogui, na, aišku, marketeriams taip pat, kurie daro plėtrą. Tai yra nuostabu. Nu, iš tikrųjų, klausau ir, žinai, džiaugiuosi pati, nes ir pati čia visame tame ir kaip verslas, ir kaip sakykime, vartotojas. Ir dabar vėl klausimėlis. Jeigu aš turiu, tarkim, ar ne, kad ir namuose kaip vartotojas, aš turiu, sakykime, ir televizorių, ir tą patį kompiuterį, ir galbūt ten tas planšetinius ar dar kažką, ar yra galimybė prisikabinti, sakykime, ar kaip čia pasakyti, tą dėžutę ir prie to, sakykime, kiek aš turiu, tiek aš galiu naudoti, ar man tik tai ten per dieną viena dėžutė? Jo, dabar kaip yra? Visų pirmiausia, tas dėžutės turėtojas, jis turi būti MyVolde kaip bent jau pirkėjo statuse. Ta prasme, kaip pirkėjas užsiregistruoja žmogus, ar ne, ir į MyVoldą. Aišku, galbūt, aš nežinau, galbūt jisai apsipirkimų pas MyVoldo prekybininkus ir nedarys. Galbūt jisai tik tai reklama naudosis. Gali būti ir taip. Nors ir, žinai, iš kitos pusės žiūrint, kodėl nesinaudoti galimybėm perkant susigrąžinti dalį pinigų atgal. Bet lai būna tas, sakykime, žmogus, kuris neigia, ai, čia man nereikia, aš nesinaudosiu, aš tik tai noriu dėl reklamos. Gerai, jis užsiregistruoja į MyVoldą, registruotis gali tik pilnamečiai žmonės nuo 18 metų, užsiregistruoja į MyVoldą ir jis tada turi dėžutę vieną savo, kuri prikabinta prie jo. Žinoma, šeimos nariai, niekas nesako, kad negali būti jo, pavyzdžiui, šeimos nariai, ar ne? Galbūt ten, sakykime, vyras ar vaikas pilnametis, ar ten gyvena tėvai. Tai kiekvienam šeimos nariui gali būti po dėžutę ir namų ūkyje, sakykime taip, ar ne, namuose gali būti pajungta ne viena dėžutė. Tai galbūt, pavyzdžiui, jūsų namuose, sakykime, jūs esate 3 ten pilnamečiai žmonės namuose, ar ne? Ir 3 tokios dėžutės. Tai viena prie televizoriaus, kita prie kompiuterio, kita galbūt prie antro kompiuterio ar ten prie planšetės, nesvarbu. Tai namų ūkyje dėžučių gali būti ne viena, bet tik tai tiek, kad viena dėžutė vienam asmeniui. Supratau. O tai kaip verslui, tai lygiai taip pat. Jeigu aš verslas, tai aš galiu tik tai vieną dėžutę turėti. Ar yra kažkokios kitos? Taip, dabar iš tiesų labai geras tavo klausimas, nes mes čia turėjom būtent pokalbį su vienu kompanijos lyderiu. Ir diskusiją būtent, nes yra nemažai verslų. Ką reiškia verslų? Pavyzdžiui, jeigu yra verslas, kur galbūt labai daug kompiuterių ofise, sakykime, ar ne, arba klausimas buvo būtent konkrečiai tai apie viešbučius, nes viešbučių kiekviename kambaryje yra televizorius ir gali būti pajungta Etmedia boksiukai. Gavom atsakymą tokie, kad verslai turės savo paketus. Tai įsivaizduokit verslui, kuris turi, būtent ką mes paminėjom, ar ne, ofise galbūt, sakykime, ar daug kompiuterių, ar ten viešbutis, ar dar kažkokia tai verslo rūšis, kur gali pajungti Etmedia boksiukus ir turėti dar papildomas pajamas iš viso to. Nu, tai tikrai. Jo, tai iš tiesų dabar jau klausant tavęs, tai, kaip ir susidėlioja viskas, ar ne, kad tu tiesiog įsigyji tą Etmedia blokelį, jį prisijungi prie savo aparato, sakykime, kai jau ten tie, kiek tu sakei, koks skaičius turi būti Lietuvoje surinktas? Dabar pirmas užsakymas turi būti minimum 10 000 dėžučių ir kai tik tai nuperkam 10 000 dėžučių, praktiškai jau prasideda techniniai pajungimai visi. Aš labai tikiuosi, žinai, tikrai žinau lietuvių komandą, tai įsivaizduoju, ką reiškia iš 56 šalių būti 7 šalimi, kurioje atidarytos durys jau įsigyti blokelius. Tai manau, kad labai daug ką pasako apie Lietuvoje esančių marketerių vienybę, komandinį darbą. Tikrai paskutiniai metai jie buvo kažkas tai tokio, dabar kalbu su tavim ir nečiurpsta kūnas, nes tikrai daugelis sakė, mes turim padaryti, nes tai, žinai, vienas iš momentų, kuris tikrai man labai surezonavo, ne vienas, 2. Vienas momentas buvo, aš girdėjau, dabar galvoju, Serbijos berods lyderiai ar Makedonijos lyderiai taip pasakė. Tai yra Etmedia, tai yra tas projektas, kuris padės išsaugoti vidurinį sluoksnį. Kad žmonės vidurinio sluoksnio turėtų galimybę gyventi ir tai prisidės prie jų finansų, gerovės. Šitas projektas.
Tai čia vat vienas momentas kuris mane užvedė irgi galvoju, vau, iš tikrųjų. Tai pagalba gerai, jeigu namuose, pavyzdžiui, pajunti 3 ar 4 tokie blokeliai, ar ne, ar taip žmonės žiūri filmus, dirba ar kažką veikia, ir į šeimą, pavyzdžiui, į šeimos biudžetą per mėnesį įplaukia ten 300–400 eurų papildomai. Ar ne, nieko nekeičiant. Kitas momentas, man labai patiko kolegės Joanos idėja, vau, sako, taigi čia senukam, senjoram, kiek senukai praleidžia laiko prie televizoriaus, ar ne, ypač žiemos laikotarpiu, kai nėra sode, neišvažiuoja nei į sodus, nei kažkur, ar ne, rizika išeiti, nes parslys, parkris, jie visą dieną sėdi prie televizoriaus. Tai įsivaizduok, kiek galima padaryti dar, kad žmogus prie pensijos sau papildomai, žiūrėdamas tą savo serialus, užsidirbs pinigų. Tai va, man du ypatingai surezonavę dalykai, sakiniai, mintys, kurie galvoju, viskas, mes turim padaryti Lietuvoje būtinai tai, nes tai prie žmonių gerovės prisideda. Taip, visokiojopai. Tiesiog, kaip galima tylėti, ar ne, tada žinant tokią informaciją. Tai labai džiugu ir džiaugiuosi ne tik tai aš, matau pas mus prisijungusių žmonių, tai irgi čia, sako, labai įdomu, lietuviai šaunuoliai, darbšti šalis daro viską, kad geriau būtų gyventi, verslams didžiulę pagalbą, turėti reklamą klientų, didinti apyvartas, taip iš tiesų. Iš tiesų, ir ką galėtum pasakyti tiem žmonėm, dabar dar užakcentavimui tie, kurie sako, aš, kaip tu pradžioje minėjai, aš netgi moku už tai, kad man reklamos nerodytų, o jūs dabar man tarsi kišate vėl kažkokias tai reklamas, ar ne? Tai kaip va čia galėtum pakomentuoti? Tai, žinai, aišku, sakykime, asmeniškai aš neįrodinėju niekam. Tik tai jeigu pasakau, kad klausyk, yra galimybė tau, žiūrint televizorių ar ten dirbant kompiuteriu, užsidirbti pinigų, ir tai yra reklaminis projektas, jeigu man žmogus pradeda baidytis, žinai, ten iš karto, vau, nekiš čia man, tikrai man, žinai, labai buvo berods, ar tik tai ne tavo buvo pasakyta, tikrai tavo tai buvo frazė. Tuo, jeigu aš kažkuo tikiu, 100% tikiu, aš neįrodinėju. Tai čia buvo tavo žodžiai. Taip, aš neįrodinėju, nes tie žmonės, kurie dabar ten, žinai, mosikuoja rankom ir aš netikiu, čia nesąmonė, čia kažkokia tai afera, čia kažkas taip negali būti. Viskas gerai. Ateis diena, kai jie tai išgirs su konkrečiais faktais, kai žmonės pradės džiaugtis uždirbamais pinigais iš šito projekto. Ir jie tada atsipeikės, pamatę konkrečius gyvus rezultatus. Vadinasi, tas žmogus, kaip sakau, dar nėra vizionierius. Bet yra žmonių, kurie sako, vau, tai tikrai, aš labai norėčiau ir ne vienos tokios dėžutės norėčiau. Tai aišku, aš tada tam žmogui papasakoju, kaip tai veiks, atsakau jo klausimus. Ir žinoma, dar smagiau, kaip sakau, to žmogaus ir paklausiu, klausyk. Aš matau, kad tu supranti esmę. Ir tu esi tas žmogus, kuris matai į priekį. Ir kad ta idėja tave taip pat užkabino. Prisidėk prie mūsų komandos, nuperkant bent vieną dėžutę, nes mums šiandien dienai yra svarbus kiekvienos dėžutės užsakymas. Jeigu mes tai padarom, tą 10 000 dėžučių užsakymą Lietuva, per vasarį, kovą, sakykim, viskas, antram ketvirtį mes jau turim šitą projektą. Lai tai būna ten, sakykim, birželio mėnesis, ar ne? Bet jau mes jį turim. Viskas jau turim, jau tikrai turim. Jau aš sakau, net nebeklausimas, jau aišku, kad turim. Taip, nesakau, visi kaip kumštis dabar. Einam, kalbam, darom, rodom. Tie, kurie dėjuoja, jie visada ras dėl ko padėjuoti ir dėl ko ten panerimauti, dėl ko pasakyti, kad čia kažkas neveikia, kad blogai, kompanija, žmonės, dar kas nors. Visą laiką yra žmonių tokių, kurie tuo gyvena. Bet tie, kurie gyvena visai kitomis mintimis, jie kuria visiškai kitą realybę. Tai mes kviečiam tuos, kurie nori kurti tą kitą realybę, kurie gera gyventi. Ir ačiū, Gintaute, už tą tavo indėlį, kaip sakau, begaliniai didelį šitame visame, netgi, kaip sakai, tos viduriniosios klasės iškėlimo ir išgyvenimo galimybių netgi etape. Tai va, čia, tiesiog
dėkinga iki širdies gelmių už tai, ką tu darai ir kad tu tai darai iš tiesų drąsiai, kad tu tai darai tikėdama tuo, ką tu darai ir tikėdama apskritai visomis tomis galimybėmis, kurias turi neši. Ir Matai, kompanijos ir šūkis yra Together we are strong. Čia ne aš, čia mes visi kartu. Tai yra komanda. Galbūt aš daugiau garsiai transliuoju tą, žinai, nes mano charakterio būdas toksai yra, tuo, kuo aš tikiu, aš negaliu nutylėti. Bet tikrai tai yra ne mano vienos darbas, aš tik tai gal garsiai. Yra, žinai, daug tų žmonių, kurie kaip tik tyliai žmonės. Ir jie tokius darbus padarė per šitą laikotarpį, kurie galbūt neišėjo į tą socialinę erdvę, ar ne, bet jie labai daug padarė. Tai va čia mūsų visų kartu, tu taip pat esi prisidėjusi prie viso šito darbo tikrai, nes tu irgi patikėjai, aš lygiai taip pat tau sakau irgi dėkinga, kad tu mane išvedė į pokalbius, nes mes tokiu būdu dar daugiau padarom žinojimo sklaidą. Taip, taip pat galim visus pakviesti tai, nes iš tiesų, kada mes einam su gerom žiniom, tai gerom žiniom, kaip sakoma, gera dalintis, ar ne? Tai darykime tai atvirai, kam ten, kaip sakoma, pogrindyje, ar ne? Jeigu mes galim iš tiesų eiti į žmonės ir atvirai kalbėti to, ko mes žinome, kuo tikime ir kuo gyvename. Ir kada tu pats tai patiri savimi, kaip sakau, kaip mėgstu sakyti, viską patirkim savimi. Tai va patirkim, ateikim, prisijunkim, pasižiūrėkim, savimi patirkim, tada iš tiesų bus lengva ir gera. O visi kiti, kaip Gintautė ir sakė, mes neįrodinėjam niekam. Jeigu mes jau žinom, kur mes einam, mes tiesiog einam tą kryptimi ir viskas. Tiesiog tu eini, o visi kiti, kas norės, prisijungs ir su džiaugsmu priimsim. Tai dėkoju, gal dar pabaigai nori kažkokią tai auksinę frazę ar kažką tai kažkur gal pakviesti netgi. Jo, ta mano frazė, jeigu tu nori prisijungti prie tos komandos win-win, kuo greičiau susisieks su mumis, mes tikrai laukiam visų žmonių, kurie čia įžvelgia, kad gali prisidėti prie visų gerovės, junkitės prie mūsų, nes jau tai veikia. Aš net ir rašiau, daug kas sako, tai neįmanoma, o aš sakau, tai jau veikia. Taip, tai va, stebuklingi žodžiai, tai jau yra, tai jau veikia. Ir kai aš dabar jau susipažinusi esu su daugybė šitos bendruomenės žmonių, ne tik tai Gintautė, bet ir kitais lyderiais, ir kitais, sakykime, paties My World Lietuva atstovais, ar ne, ir Lietuvoje, tiesiog fantastika, žmonės čia gerumo pilni ir mane tai taip žavi. Ir kaip sakai, vibruoja viską, žinok. Ačiū, sakau, labai labai, man čia tokia erdvė, tiesiog trūksta žodžių, žinok. Dar taip nebuvo, kad aš jau pradėčiau jaudintis, nežinai. Aš niekada irgi dar neužmiršiu tavo frazės po pirmo tavo apsilankymo mūsų bendruomenės susitikime. Tavo frazė buvo, aš čia matau labai daug šviesos nešėjų. Žinok, tikrai, man irgi tas yra labai svarbu, tarp kokių tų žmonių esi, tarp žmonių, kurie dirba širdimi. Tai yra, žinai, va, tas apsijungimas, jis ir gaunasi per širdis ir viskas taip yra, tada viskas. Žliumk, sakau, nežliumk, einam. Jo, tai kągi, labai ačiū. Ašaros, jo. Iš tiesų, ačiū visiems, ačiū Gintautai ir dar jeigu kažką žiūrėsite mūsų laivą po jau šito tiesioginio, sakykime, susitikimo, tai irgi rašykit, klauskit, mielai atsakysim, mielai pakomentuosim, pakviesim ir parodysim visas galimybės. Ačiū Jums, ačiū Gintautą. Ačiū tau. Iki.